susirinkom, kai 30 gal, ne? Tai sveiki visi, mano vardas Paulius, mes su dėstytoju Simonu atvažiavome iš Kauno, iš Lietuvos, pas jūsų svečius jums papasakoti apie Solid Education, apie programavimą, technologijas ir įvairius dalykus. Kas iš jūsų žaidžia žaidimus? Visokius. Daug, ar ne? Kas iš jūsų norėtumėt sukurti savo žaidimą, jeigu mokėtumėt? Pirmoji, sėsit, atrasit vietas, kur jums patogu. Mes atvažiavome jums papasakoti su dėstytoju Simu iš Solid Education apie tai, kaip vaikai mokosi kurti, programuoti ir kuria savo žaidimus, svetaines ir panašiai. Atsivežim jums parodyti daugiausių technologijų. Tikriausiai žinot, kas yra čia. Kaip jums atrodo, kas čia per technologija? Taip, quadcopter, dronas gali būti įvairiai vadinama. Čia yra viskas valdoma mobilių telefonų. Dėstytojas Simonas ir aš parodysim, kaip vaikai, jūsų amžiaus, kuria programas tokiem, kaip čia pasakyti, technologijom, aukštosiom technologijom, kaip jie kuria programas. Gal žinot, kas yra čia per technologiją? Kas? Čia yra... VR, trumpai. Arba virtual reality. Virtualios realybės akiniai. Čia yra telefonas jūsų, bet koks. Čia yra Google Cardbox vadinasi. Ir jūs žiūrite per čia ir matot, pavyzdžiui, aplinkui visur save. Galit būti prie jūros, galit būti mieste, kažkur tai kas čia yra. Vėlgi, dėstytojas Simas ir aš parodysim, kaip tai atrodo. Dabar, palauksim, kol sustos. Viskas labai gerai, mes turim laiko pakankamai. Atėję. Va. Matukai. Inkėdį, gerai? Gerai. Tai dar kartelį, kam nesakiau labas rytas. Aš esu Paulius, čia dėstytojas Simas. Mes kartu atvažiavome iš Kauno tam, kad jums papasakome apie visokias technologijas. Žaidimus, programavimą ir tokius visokius dalykus, kuriuos atsivežėm parodyti jums. Kokiose klasėse jūs esate? Kas yra trečioji klasė? Ar yra trečioji? O, daug. Ketvirtokų. Gerai. Penktokų. Oho, ko yra daugiausia? Šeštokai? Kas šeštokai? Septintokai? Dar ir pirmokų turim. Ir pirmokų turim? Kas yra pirmokai? Pirmokai. First class. First class, ne? Gerai. Gerai. Šaunuoli. Jeigu reikėtų kalbėti lėčiau, pasakykit man, kad visi suprastume. Aš klausiu tokį klausimą, kadangi mes mokome su vaikais nuo 9-8 metų programavimo ir žaidimų kūrimo, technologijų. Tai aš turėjau tokį klausimą, aš nežinau, ar visi sudalyvavo. Kas iš jūsų žaidžiat žaidimus? Dar kartelį, kad aš tokiais... Vaikai, žinoma. Jeigu jūs mokėtumėt, kas norėtumėt sukurti savo žaidimą? Jeigu mokėtumėt sukurti savo žaidimą? Tiek daug norit sukurti savo žaidimą, smagu. Mes būtent rodom vaikam, mokom lietuviškai, nes mes esame iš Lietuvos, su lietuviais, Lietuvoje, visose miestuose, ir mes kartu su vaikais kuriam žaidimus. O kuriam žaidimus dėl to, kad norim išmokyti vaikus programavimo, norim išmokyti vaikus įvairių technologijų, kad jūs galėtumėt po to komandomis, draugais kurti. Ir ne tik žaidimus. Žaidimai tik pradžia. Po to galima kurti tokiem dronam, quadcopteriam, virtualiai realybei, virtual reality, Oculus Rift, visokiem dalykam. Mes su Simu esame iš tikrųjų abudu programuotojai. Aš esu programuotojas 10 metų. Simui yra dabar 15 metų. Tai Simas yra kartu ir moksleivis mūsų ir dėstytojas. Jis padeda man ir kitiem dėstytojam mokyti. Ir mūsų visi mokytojai yra labai jauni, nuo 15 iki 19 metų. Dėl to, kad šitie žmonės jūs geriausia ir moka technologijas. Mes lengviausiai galim surasti, kas supranta ir kas moka. Ir mes kartu su jais kiekvieną savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį, mes esame savaitgalinė mokykla, kaip ir lietuvių mokyklas. Tik mes esame technologijų mokykla. Programavimas, žaidimų kūrimas. Ir mūsų tikslas yra, kad kuo daugiau vaikų lietuvių, mes visi išmoktume technologijų. Tai dabar mes važiuojam po visas mokyklas, buvom Čikagoj, čia 4 mokykla, taip garbingai norim visas aplankyti ir pasakojam vaikam, kaip jūs, jeigu norite išmokti, galit susipažinti su lietuviais, vaikais, kurie Lietuvoje gyvena, lygiai taip pat čia ir kurti žaidimus. Kas iš jūsų yra bandę, ką nors sukurti su kompiuteriu? Bet ką, piešinį, svetainę, žaidimą, daug. Ką kūrėt? Kas
kūrėt savo žaidimą, pavyzdžiui, jau? Ir kur kūrėt žaidimą, iš kur? Kažkur išmokot? Aš tik apžiūriu websites čia, per tokių surandu, kur kiti žmonės daro žaidimus, tai aš iš to darau. O, Websites, kad žiūriu, kur gerus žaidimus daro, tai aš iš to darau. ir mokysi pats jau... Aš pats jau bandysiu mokyti, jau bandau mokyti. Tu nori sklinduoti klasiai? Penktoj. Penktoj, na, Aš ne penktoj, bet čia tai trečioj. Tai trečio, tai penktoj, ne? Supratau, gerai, kas iš kur kiti žaidimus mokysi? Hopstar, čia yra toks apas, kai tau reikia Aha. Žinau, gali suprogramuoti, nueitų kur nors ten, tunelį, supratau, gerai. Ar kas yra kūrę žaidimą mobiliam telefonui arba iPad arba kažką tokio? Aš naudoju tokią, tau reikia mokėti, kad išmokti pinigais Use Digital. Aha, žinau. Žodžiu, ten yra kaip ir moko, ir ten yra video, ir žinau. Tai yra tai, ką mes darome. Tik tai mes darome lietuvių kalba ir su lietuviais. Nes viso yra Lietuvoje 300 moksleivių, jūsų amžiaus, nuo 8-9 metų iki 18. Ir tie moksleiviai, jie kartu komandomis kiekvieną savaitgalį po 2 valandas maždaug, sekmadienį dažniausiai, nes būna mokykla, ne, šeštadienį negalim. Tai sekmadienį apie 10 valandą, 12 valandą yra 2 laikai, 10-12, mokosi per Skype, per įvairias kitas programas, programavimo. Kartu sėdi visi, o kaip mes kalbamės, tai aišku, ne vienam kambarį, o vienas Lemonte, kitas, tarkim, yra dabar kelios vietos New York'e, kaip kalbėjom, kad yra būtent su Neilos vaikais, su Kazisų šeimos fondo, ir ten daugiau New York'e, Čikagoje ir dabar dar kelis miestus normaliai prijungti. Tada, kas negirdėjo, aš mokytojui pasakysiu, kad 300 yra moksleivių iš viso ir visi lietuviškai mokymės programavimo. Dabar dėstytojas Simas, kadangi yra irgi moksleivis, Simai, tu dabar esi 9 klasėje, ne? Taip. 9 klasėje. Tai jisai pats kuria žaidimus ir šiandien jums parodys vėliau, kaip tą žaidimą galima kurti. Šiaip labiausiai tai mes atvažiavom dėl to, kad jums parodyti kaip kurti, bet ir tuo pačiu, kad pakviesti šiandien ir rytoj į įvadinę nemokamą pamoką. Tam, kad jūs susipažintumėte, kas tos technologijos, kaip tos žaidimus kurti. Ir aišku, vien tik tai lietuviškai. Gali būti draugai ir angliškai kalba, bet tada atskirą klasę padarysim. Nes tada jau, kad mes išlaikytume lietuvybę norime. Dabar, kada tas klasės vyksta? Kada nevyksta lietuvių mokykla? Tai yra šeštadienį 4 valandą ir sekmadienį 10 arba 12 valandą. Kaip jums patogu? Tai kita klasė tai bus tikrai, kad 10 valandą ir 12 valandą. Tai jeigu kas norit, ir jeigu jūs tiesiog tai nieko nekainuoja, čia tiesiog įvadinė pamoka, susipažinti, tai žinokit, kad ten bus ir iš įvairių kitų lituanistinių mokyklų vaikų, ir jie kartu kurs, kas iš jūsų žinot, Doodle Jam? O, kai kas jau žinot, gerai, tai tą paprastą žaidimuką, kur šokinėja Doodle ir bando užlipti labai aukštai. Po to, ką toliau dėstytojas irgi Simas moko kurti, tai yra Flappy Bird žaidimą, Plants vs. Zombies moko, Minecraft gale. Čia yra jau pats tai sudėtingiausias, bet kodėl sakau, nes jau kai išmoksta vaikai, tai jau jūs tada ir padaro tą Minecraft. Minecraft yra populiariausias pasaulyje čia toks žaidimas, tai jau ten visi geriausiai tėvai žino, bet mes norim, kad jūs patys kurtumėte. Nenorim, kad žaistumėt kitų, norim, kad lietuviškai kurtumėt tos dalykus. Nes jeigu jūs kursite, tai ir mokyklai galėsit kažką vėliau sukurti. Gal tai žaidimas, gal svetainė, aš nežinau, kas vėliau bus. Taip. Tada žaidėjai kažkas, kai padarė žaidimą, jie gauna labai daug pinigų, kada jie padaro. Taip, ir kas yra jau 5 klasėje, jau pradeda apie tai galvoti. Tai yra žaidimai, aš norėjau, kad taip pašnekėti irgi, programavimas. Jūs žinot, kas yra coding, ne? Taip. Kad sukurti žaidimą, reikia mokėti coding. Kad sukurti svetainį interneto, coding, Facebook coding, viskas coding. Realiai, ką tik tai mato Dropbox, Facebook, Google, Yahoo, viskas coding. Kaip tą išmokti? Tai yra nesudėtinga, bet reikia pradėti nuo kažko paprasto. Pavyzdžiui, žaidimų kūrimas. Žaidimą yra paprasta. Dabar, kas daro coding, kas programuoja, labai yra geras darbas. Ir labai geras. Dėl to, kad pasaulyje yra dabar antra specialybė pagal populiarumą ir pagal atlyginimą. Tiek Amerikoje, tiek Anglijoje, tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje, visose šalyse. Kodėl? Tiesiog labai daug visko reikia sukurti. Anksčiau reikėjo daug namų pastatyti aukštų, dabar reikia daug sukurti protingų programų. Automobiliai yra
sukaudinti, ne Tesla arba visos mašinos yra sukaudinti kažkiek. Ir ten vien tik tai suprogramuota viskas, vien tik tai coding. Ir dabar kuo toliau, tuo mažesni vaikai ir pradeda coding daryti. Nuo 4 metų, praktiškai jau vaikose mokyklose, kai kur, moko. Tai Lietuvoje pas mus nelabai daug moko, dėl to mes sukūrėm mokyklas prieš 6 moko. Tai tokia yra istorija. Dabar aš truputėlį pamečiau tą mintį, bet kas moka coding ir kas kuria programas, tai yra labai gera karjera ateičiai. Įdomu, dirbat su savo daug komandos narių, keliaujat po pasaulį ir kartu gali dirbti iš namų, gali dirbti savaitgaliais. Na, kaip jūs susitvarkot, kaip jums patogu. Mes su Simu keliaujam po įvairias šalis, jau čia Čikagoje esame 3 kartą, dar atvažiuosime Baltimore vasarą, kai bus susitikimas lietuvių. Žodžiu, bandome nuolatos jungti vaikus šiandien ir vaikus Lietuvoje. Kol kas sujungėme dar nedaug, apie 10-15 sujungtų. O norim sujungti tiek, kad atsirastų daugiau. Kas jūs sužino kokią didelę žaidimų, pavyzdžiui, kūrimo kompaniją? Bet kokią. Kas kuria žaidimus? Activision, taip, labai didelė. Taip, Mojang, taip, be abejo, taip. Ubisoft. Aš žinau, tai kūrimo kompanija Unity. Iš kur žinot Unity? Unity. Aš esu žaidęs žaidimus ant kompiuterio ir buvo kaip loading screen ir sakė Unity. Powered by Unity rašė, ne? Aš bandžiau. Gerai, pakelkite minutės, kas žinot Unity, kad žinot, čia yra žaidimų kūrimo kompanija, Unity. Ir žinot ką, mes Unity turim Lietuvoje. Ir Unity kūrė lietuviai. Žinote, ar ne? Vilniuje ir Kaune yra 2 ofisai, kurie lietuviškai kalba viską programuoja Unity. O Unity yra iš tikrųjų danų ir lietuvių bendras projektas. Ir mes mokom žaidimus kur tik su Unity. Vadinasi, mes mokom tokius pačius žaidimus kaip Angry Birds kurti, Electronic Arts kuria su Unity. Unity yra nemokamas, jūs galite išsiųsti namie, jūs jau žinot tą dalyką ir mes rytoj tai mokysime šiandien 4 valandą, rytoj 10 ir man atrodo 12 ir 4. Tokie keli laikai, po to paliksiu gal mokytojam arba šiaip geriausia, kaip padaryti, kad tėvai dar išmoktų, nes reikia... Jūs palikite informaciją, Va, mes pasidalinsim grįšiu, taip. O vaikai, jeigu jūs atsiminsit, tai, nežinau, 10 AM, 12 AM ir 4 PM rytoj. Ir dar šiandien 4, jeigu spėsit. Ir žiūrėjau tokie 4 laikai, 4, 10, 12, 4. Dalyvaut vienam iš jų. Taip, vienam iš jų. Taip, ten yra 2 valandos ir reikia turėti tik tai Skype. Visą kitą toliau, kai pasiskambinam jau instaliuojam, Unity aišku reikia turėti. Ypatingai kviečiam mergaitės prisijungti. Dėl to, kad kažkaip taip nutinka, kad į coding dažniausiai greičiausiai pakelia rankas nori vyrukai. Bet kai reikia kurti kažką, pavyzdžiui, kam iš jūsų patinka piešti? Kas piešia? Pastebite, netgi kartais daugiau mergaičių pakelia, kaip pasakai, pavyzdžiui, piešti. Arba, pavyzdžiui, kam patinka kurti muziką? Arba groti. Gerai. Kam patinka apie kažką pasakoti, apie kažką rašyti? Šitie visi dalykai, piešimas, muzika, rašymas yra reikalinga kuriant žaidimą. Reikia, kad kažkas sukurtų scenarijų, kad aprašytų viską, istoriją sukurtų. Reikia, kad kažkas nupieštų viską gražiai, reikia, kad kažkas sukurtų muziką. Ir tik tai po to reikia, kad kažkas suprogramuotų. Tai arba gali pirmas suprogramuotų, gal sukurtų muziką. Bet matot, žaidimas yra gerai to, kad jis apjungia visus skirtingus žmonės. Tai mes visam šitam kambarį galėtume visiems rasti, ką veikti. Coding, arts, kartu, labai kartu. Dabar Unity pasakiau, su Unity mokom ir mes organizuojam tokius renginius, vasaros stovyklas, kur tie, kas mokosi jau, bet po to gali mokytis nuolatos. Mokytis kiekvieną, pavyzdžiui, sekmadienį. Sekmadienį 10 AM ar ten 12 AM mokysi po 2 valandas. Tuomet mes vėliau supažindinam su pačiais Unity kūrėjais. Jie yra Lietuvoje, mes jiems paskambinam ir paprašom, kad jie dalyvautų, pavyzdžiui, pamokoje. Galit užduoti klausimus, kaip jie sukūrė, koks yra žaidimas ten geresnis, kaip jums kurti. Yra daug žmonių lietuviškai kalba, kurios galim sujungti. Ir po to vyksta bendri renginiai. Pavyzdžiui, vyksta Kaune, vyksta Vilniuje, norim padaryti Čikagoje. Ir jau esam susitarę dėl vasaros su Deathbridge, gal jau kas vyresnį gal žinot, yra Deathbridge tokia programavimo kompanija Čikagoje. Ir jie labai sėkmingi lietuviai, 150 programuotojų, visi kūrė labai gerus dalykus. Ir jie yra lietuviai čia Čikagoje. Jie leidžia mums savo ofise, jums, moksleiviams, daryti savaitgalį didžiulį coding renginį, kūrimo žaidimų komandomis, apie 50 moksleivių gali būti. Ten ir maistu visko pasirūpinti, tai kad lietuviai kartu susitiktų, jie gali sau tą leisti, mes paprašom, kad leistų. Lygiai taip pat šiais metais planuojame vienoje Čikagos mokyklų padaryti tokią kaip ir
computer class, kažkokią tokią kaip ir nedidelę klasę, kur galėtų vaikai mokytis po mokyklos, būtent programavimo, kūrimo, kad irgi, bet vėlgi, akcentas lietuvių kalba. Gali būti dėstytojas iš Lietuvos, paskambinti jiem per Skype, gali atvažiuoti kartais, bet lietuvių kalba. Žodžiu, kad šiek tiek vaikai susijungtų ne tik per kultūrą, bet net tuo pačiu ir per karjerą ateityje, kad toks tiltas būtų tarp galbūt kokias 15 metų ir tarkim 8 metų kažkaip sujungti. Aha, tai dabar Unity, aš to leisiu Simonui papasakoti, kaip žaidimai iš tikrųjų kūriami. Galiu turėti kokių nors klausimų apie žaidimų kūrimą. Aš galiu daug laiko atsakyti, nes mes kartu kūrėm. Mes su Simonu beje kūrėm žaidimą, galėsim jums parodyti. Tas žaidimas skirtas šitiems skaitančiams dronams. Beje, aš galiu parodyti, kaip viskas veikia. Jeigu jūs, ar jūs norite pamatyti, kaip atrodo mūsų žaidimas šitiems dronams? Įdomu, ar ne? Aš turiu šiek tiek laiko. Gerai. Simas konfirmuoja, aš pasižiūrėsiu. Man reikia vieno dalyko. Man reikia vieno tokio paprasto kompiuterio, kuris leis man valdyti tą droną. Aš turiu jį pasiimti ir aš turiu jums iškart parodyti. Va, čia aš turiu tą kompiuterį. Mes su Simonu kartu dviese kūrėm programą, kuri bus žaidimas ir skirtas ne kompiuteriui, na kaip kompiuteriui iš tikrųjų, valdysime per čia. Taip atrodo mūsų žaidimas. Mes jį vadinam X-Fighter, bet iš tikrųjų tai čia yra drono skraidimo programėlė. Ir aš galbūt vienos droną turiu pasiimti, man nesvarbu kokį, aš gal, jeigu aš rasiu, va, aš tikiuosi jisai gražiai skrenda. Čia yra baterija, galim jį įdėti. Čia yra vienas iš tokių žaislų, kurie tinka programuoti ne prie kompiuterio, bet kažkur tai aplinkoje. Jisai skrenda ir reikia palaukti, kol jisai parodo, kad jisai yra, žalias akis turi atsivesti, kad jis yra jau pasiruošęs. Ir jį galim valdyti iš bet tokio telefono arba mobilio, planšetės arba mobilio telefono. Geltonas akis šiek tiek pavardės. Jeigu šiek tiek pavardės, aš jam pakeisiu bateriją, kad jis būtų mažiau pavardės. To, lūktelkit. Va, paimsim kokią nors vieną naują visai, kad jisai būtų... Kaip manot, ką toks dalykas gali daryti? Kam jis yra skirtas? Filmuoja, fotografuoja ir skraido. O po to galim sugalvoti. Pavyzdžiui, galim nešioti tokius krovinius, čia Lego detalės tokios konstruojasi, ratai gali, taip. Aš buvau Druskininkuose ir jie turėjo tokį dalyką, kuris filmavo dainuojant. Taip, žinau, tai čia vienas iš pagrindinių pritaikymų per krepšinio varžybas, per koncertus, per šokių pasirodymus būna labai toli toksai filmuojantis dronas, kuris skrenda ir filmuoja kaip oro balionas viską. Ir tuomet gaunas labai gražūs vaizdai. Taip. O tai, jeigu jie tiesiog nusinčia į tavo iPadą, tai nufilmuoja? Taip. Labai geras pastebėjimas. Kai tu nori iš jos skristi, tai iPadas siunčia jam komandas, kad skristi taip ir taip ir taip, o kai jis kažką nufilmuoja, jis nusiunčia į iPadą, bet tu galėtum peržiūrėti. Tai jisai gali skristi labai toli, tarkim, vienas 20 metrų, kitas 100, bet jisai yra skirtas būtent su iPadu ir su visais kitais. Ir mes su Simonu, mokantis programuos, kuriam jam visokius žaidimus. Čia tik protinai, taip. HD. HD, jeigu didelis, gali Full HD filmuoti. Čia tiesiog nuo to, kokios kokybės priklauso. Aš kažkur padėsiu, aš dabar tiesiog rodysiu, kaip su juo skristi. Aš tikiuosi, kad viskas, jisai visai gerai viską tą dalyką atliks. Čia yra, aišku, vėlgi reikia prisijungti, yra keli įrenginiai, aš nežinau, kur iš čia yra, čia yra Travis. Jeigu yra keli, duoda keli. Bet turėkite omeny, kad mes, aš žinau, čia yra kelios programos, kad mes patys tą programėlę kūrėm ir kad viską, ką mes čia darysim, ta prasme, turėjom paleisti iš to, ką mes sukūrėm namie. Tai aš pabandysiu pasileisti, prisijungti, trunka šiek tiek laiko, kol prisijungia. Ir kai prisijungia, jisai pakyla skraidyti. Tai mes su vaikais pirmą mokomės kurti žaidimus, kai išmokstam, tuomet kūrėm tokiem visokiem. Yra tokie važiuojantys, yra tokie, kurie filmuoja, įvairių ten dalykų. Aš tai palauksiu, man dar kas prisijunginėja. Ir po to, po susitikimo galėsim, kai jau bus pietų pertrauka, galėsim ar paskraidyti, ar pabandyti tokie daugiau išbandyti, nes technologijos yra labai neįdomios, kurių negali paliekti. Turi jas dažnai išbandyti. Va, dabar pabandysiu pakilti. Va. Oi. Jis yra saugus, su apsaugom visą kitą, skirtas patalpose ir jis valdomas tokia programa. Vadinasi, tą programą gali sukurti patys.
Dabar, pavyzdžiui, ką jau galim daryti? Na tai, kai moki, galima skristi. Sukiotis visai. O, sustosim. Jisai labai lengvas ir kaip žaislinis praktiškai. O, viskas, nukrita. Čia vadinasi buvo tik tiek patyręs tikriausiai. Arba reikės būtų dar kartelį. Dabar, kai jis skrenda, aš dabar tik specialiai kaip ir daug neskridau, galima su juo filmuoti. Pavyzdžiui, gali pakilti, tai tik pažiūrėsiu, ar jisai gerai nusileido, pakilsiu. Galima pakilus, tarkim, sukiotis. Tai paėmus su į vieną pusę. Arba į kitą pusę. Galim pakilti aukštyn, žemyn. Na ir paduokite jūsų pačių noras, ką jūs su juo daro. Ar tiesa, jis daro akrobatinius triukus. Tuoj parodysiu, ką galima su juo padaryti, bet čia jeigu trumpam, atgal paskirsiu šiek tiek. Nu, va čia kur nors. Aukščiau šiek tiek. Na va, ir padarysiu kažką iš tokio paprasto. Na, paskirsiu čionai. Va, jisai tokius visokius, gali skirti šoną ir visokius tėliai daro, galima žemiau, galima aukščiau. Va, tai automatiškai kol nusileidžia tikriausiai. Gerai. Tai kas yra įdomu, tai kad pats tas dalykas yra sukurtas ne tik programuotojai, bet programuotojai gali kurti žaidimus, kurie valdo jį. Tai čia tik vienas pavyzdys, gali būti ne tik tai dronas, tai toksai paprastas, gali būti geriausiai įdomus, kuriuos teko matyti, yra visokiausiai kiti dalykai. Tai yra tokie, kaip pavyzdžiui, nežinau, bet galima programuoti automobiliam, pavyzdžiui, Tesla, bet yra sudėtinga. Ten jau reikia geriau vyresnioje klasėje, nes jie duoda iš tikrųjų priėjimą ir galima jau šviesas išjungti Tesla. Per appsą. Tai čia jau vyresniem. O pavyzdžiui, jaunesniem tai yra tokie visokie dalykai. Tai dabar, Simai, aš gal pakviesiu dėstytoją Simą, aš tiek papasakoti apie žaidimų kūrimą, kaip yra kūrimas žaidimas su Unity. Kad jūs žinotumėte šeštadienį pamokoj, arba sekmadienį, šiandien 4, arba rytoj 10, 12, 4, ko tikėtis. Ir labai kviečiu būtent kaip. Kadangi lietuviškai tai kviečiu merginas ir vaikinus visus, kurie nori prisijungti, pabandyti. Viso reikia 2 valandų laiko, aišku, reikia paskirti laiko, nes tai programuoti išmoksim. Ir ten susipažinti su draugais, kurie jau mokosi kurį laiką. Jeigu lankytumėt ilgiau, susipažintumėt su kurie mokosi ir Čikagoje, New York'e, Lietuvoje, įvairiuose miestuose. Tai viso apie 300 vaikų. Kas yra įdomu, mes esam sukūrę nemažai žaidimą, bet apie tuos papasakos Simas, nes kai vaikai sukuria žaidimas, tai kurie išleidžia jį. Tai kur patartum žaidimą, kai sukuria? Taip, bet į kur kiti vaikai galite susiųsti? Internet, bet dar tiksliau, Google Play, Apple Store, Steam, tai čia būtų jau visai, bet tai galima į Steam bandyti. Bet žiūrėk, į visus store galima talpinti. Tai jūsų tikslas yra ne tai, kad kurti patiems, bet išleisti projektą mokykloje, tėvams, draugams. Ir aš tikiuosi, kad išeitų ir mokykloje kažkas. Ta prasme, kad vaikai išmokę galėtų kažką gražaus, lietuviško, galbūt šventėm, galbūt kokiam renginiam, mokyklos jubiliejam, kažkam tam, nes technologijos irgi yra geras dalykas, kai vaikai supranta ir moka. Klausimą, kokie klausimą pasakysiu? Taip. Arba tu galėtum nusiųsti į Play. Taip. O, tai čia kai kas iš jūsų labai daug žinot, jau kai kas matau, kad jau ne pirmą kartą, tai jau jūs tos dalykus žinot, tai būtinai domėkitės toliau, dėl to, kad jau turit perspektyvų šaunuolių, tai būtinai teikti pamoką pabandyti. Taip, klausimai pirmiau, taip. Kai tu padarai žaidimą, tau reikia iš karto nusiųsti, ar tau reikia iš karto? Kai padarai žaidimą iš pradžių, pabandai pas save daug kartų, kai jau veikia viskas, tuomet gali nusiųsti. O patalpinę per 3 valandas. Tik tai nusiunti ir jau po 3 valandų visam pasauliu visi gali atsisiųsti. Tau tik pavadinimą reikia pasakyti. Aš čia turėsiu žaidimų pavyzdžių, parodyti, kaip kokius vaikai yra sukūrę Lietuvoje. Klausimas dėstytojas ruošis. Taip, žinot, pamatysit, yra nuostabūs žaidimai. Yra žaidimų, tiesa, vienas mūsų žaidimas, vienų moksleivių, turi, kaip manot, kiek žaidėjų, kiek jūs esate tokius žaidimas apie žaidėjų? Milijonas, daug, gerai, žinoti. Kuo daugiau galvoju, to geriau. Tas mūsų žaidimas turi 500 000 žaidėjų ir kiekvieną dieną 500 naujų žaidėjų žaidžia. Aš nežinau, iš kur atsiranda tie žaidėjai. Jie tiesiog atranda žaidimą, jis yra įdomus žaidimas. Darai vežimėlį, važiuoji per kalnus, bandai pervežti tokius vaisius, toksai, pagalvoti reikia, kad jį pervežti. Vadinasi, Carry Over the Hill. Ne, tai Carry Over the Hill. Taip, šitas žaidimas mano, nes yra keli mūsų. Taip. Daugiau žmonės žiūri nuo ratings, kai parašė toks žaidimas ir daugiau žmonės žiūri nuo ten, jeigu
Būtent Unity vaidmenys tai būtų? Aha. Taip, jeigu kažkokia, pavyzdžiui, Unity arba Google pastebė, kad jūsų žaidimas geras, jie pakelia iš karto į viršų. Tai čia, na, matot, mes pradedam nuo coding kalbėti, o po to galim kalbėti apie kaip tos žaidimus populiarius padaryti ir panašiai. Taip. O kai parašai savo vardą kaip interneto žaidimą, kai jis tas apas Taip. prisimintų, Taip. kaip jis gali visus prisiminti? Tie vardai yra ne pas mūsų telefoną, bet jie yra kompiuterį, kuris yra, na, serveris, visų pasaulio žaidėjų talpina, žaidimų serveris. Ir jis talpina visus pasaulio žaidėjus. Tai tokį serverį reikia irgi mokėti sukurti, mes ne iškart, 2 metais, mes, aš irgi nepasakiau, mes mokomės ne tik vieną pamoką. Kiek metais mokyklai mokotės lituanistai? Iš viso. Pavyzdžiui, kiek Gedimino mokė, kiek jūs laiko mokotės iš viso? Kiek yra metų? 8, ar ne? Tai mes mokomės programavimo 4. Tai čia 4 nesau, kad po 4 jau viskas. 4, sakom, kad 4 mokysi, tai tu esi jau geras tu esi jau pakankamai, tu geras programuotojas po 4 metų. Jeigu mokaisi 8, tai jau labai gerai, labai gerai. Tai matot, kaip kalbos reikia mokytis, kultūros reikia mokytis, tai lygiai taip pat ir technologijų. O kodėl apie technologijas kalbam, dėl ko mes tokį atstumą važiuojam, nes mes kažkaip važiuojam 2 savaitėm į Ameriką, vien dėl to, kad susitikti su jumis. Jokių kitų tikslų neturim, dėl tų 4 susitikimų pasiemam iš Lietuvos irgi moksleivius važiuojam, nes mes manom, kad jeigu jūs mokėsit programuoti, jeigu jūsų tėvai supras, kad programavimas yra ateitis, kad yra karjera gera, tai mes turėsime daug geresnį ateitį ir Lietuvoje, ir lietuviai čionai, dėl to, kad tai yra be galo gera kryptis ateičiai. Kaip anksčiau be galo gera kryptis buvo ateičiai. Vėlgi, inžinierija dažnai buvo ir medicina ir visa kita, daug geresnės sričių. Bet dabar technologijos ypatingai 20 metų į priekį garantuotai yra. Galiu tik pasakyti, čia gal vyresniem labiau supras, kad pasaulyje trūksta, Amerikai trūksta 1 milijono programuotojų. Europoje irgi 1 milijoną. Apie Aziją nežinau. Tiesiog 2 milijonai žmonių, kurių niekas neranda. Kodėl neranda? Visi pradeda programuoti nuo 12 klasės arba nuo 10 per vėlai. O jeigu jūs domitės 5, 1, 2, tai jūs šaunuoliai jūs galite išmokti. Ir žodžiu, domėkitės tais dalykais nuo žaidimų, nuo svetainių programavimo, po to appsų kūrimo, nes po to vieną dieną sukursit kažką daug didesnio. Kas žinot iš Tesla mašiną, automobilį? Ar žinot Tesla, kas sukūrė, tą žmogų, kuris sukūrė Tesla? Ar girdėjot tokį Elon Musk? Elon Musk yra tas Teslos kūrėjas. Jisai jūsų tėvelio amžiaus. Aš nežinau, jam kokia 30-40 metų. Jisai yra iš Pietų Amerikos. Ir jis atvažiavo į Ameriką būdamas 12 metų, jis sukūrė žaidimą ir tą žaidimą pardavė už $5,000. Tuomet tai buvo labai daug, nes tai buvo prieš 10-15 metų. Dar aš pabaigsiu, pasakysiu, tada atsakysiu klausimą. Tada sukūrė, kai žinot, PayPal. Ar žinot, kas sukūrė PayPal? Elon Musk, tas pats žmogus, kuris sukūrė Tesla. Ar žinot, kas sukūrė X-Space? Elon Musk. Vienas žmogus sukūrė žaidimą, PayPal, Tesla ir SpaceX. Labai pasakiau, SpaceX kompanija, kuris skrenda į Marsą, nori skristi Marsą už 20 metų. Panašiai, jie su NASA dirba. Tai įsivaizduokit, vienas žmogus nuo 12 metų pradėjęs kurti žaidimą, čia tik tai tikra istorija, kai įsivaizduot, nuo 12 metų pradėjęs kurti žaidimą ir pardavęs Amerikai, po to PayPal, po to Tesla, po to SpaceX. Tai aš negaliu sakyti, kad žaidimai yra tik tai vaikams. Dabar aš suprantu, kad žaidimai yra pradžia labai gerų dalykų. Tai jeigu jūs tą viską tiksliai suprasit lietuviškai, kad tai yra perspektyvu ir jeigu jūs to mokysitės, visai nesvarbu, kartu su mumis ar atskirai, svarbiausia, kad mokysitės. Tas duos labai gerų vaisių ateityje. Tai o mes ką darom, mes užsibrėžę esam su Solid Education, mes taip vadinamės, lietuviškai solidus mokslas. Reikėjo lietuviškai vadinti, būtų ir Lietuvoje gerai, ir čia. O šiaip Solid Education turim tikslą 1000 moksleivių išmokti. Labai daug, nes mokyklai su 10 dėstytojų, kurie yra jauni, gali suprasme mokyklai ir mokytojai, ir direktorės, tai yra didelis tikslas, dėl to mes mokom internetu, tai būtų įmanoma kažkaip tiem vaikam mokytis savaitgaliais. Taip įmanoma mokytis, bet irgi mokomės gyvai. 10 vaikų klasiai, 12, 15 maksimaliai, nes kitaip jau negalim. Taip. Atsiprašau,